Nu ką, reiškia, istorija tokia, žodžiu, išvažiavome šiandien su Kazimieru dviračiais pasivažinėti. Tai kur jūs šiandieną važiuojate, kolega? Dar su kokio apšvietimo žadina iš ryto. Žadina iš ryto. Nu, šiandien pučia gerai, bet nusprendėm šiandien nebelipti į vandenį, teisingai. Nu va, jis pasidavė Kazys. Bet tik į 3. dieną pasidaviau. Į 3. dieną jis pasidavė. Aš būčiau už, nes šiandien pučia geriau negu vakar. Ir Kazimieras, daug šalčiau negu vakar. Nu tai reiškia, būtų buvęs vilkas jau. Vilko taką būtume praėję. Ar zuikio? Vilko urvą. Gerai. Dviračių diena. Dviračiai, dviratukai. Opa. Sako, dviračių diena. O galima kažkaip automatiškai išjungti tuos? Apšvietimus? Ne. Apšvietimas tai... Nu ką, žodžiu, davė man dviratį. Sakau, eik, tu bobišką dviratį davėjai. Blemba, užsėdau gerai, važiuoja tas dviratis. Aš su tokiu niekad gyvenime nevažiuoju, o Kalkov Vinora kopija. Nu va, važiuojam mes, važiuojam. Sakau, tu mažą tempą, sakau, karininkas laikai. Reikia greičiau viską daryti. Toliau nuvažiuoju, čia spaust gazų. Nu, žodžiu. Tai nuvažiavom, pažiūrėjom ir pradžių į tokią ten kažkokią paukščių stebėjimo vietą. Nu ką, sustojom ten, blema, galvoju, vapšė mes niekur nenuvažiavom. Taip trumpai labai. Nu, paskui sako, važiuojam iki to, toliau iki to, reiškia, Olando kepurės. Nu, nuvažiuojam iki to Olando kepurės. O taip supranta. Kazimieras atvažiavo iki taško B. Ar C taško. Ž. Štai kokia vieta. Gražiai. Aš irgi paskui važiavau įsirėžęs. Pirmas, lėkė vos. Ne, antras aš atvažiavau, bet aš dviratį specialiai arčiau pasistačiau. Jūra yra, aš jam sakau, Kazimierai plaukiam. Kazimieras sako, ne, aš pasiduodu, išsiploviau kostiumą. Socialiniuose tinkluose informacija dažnai netitinka tikrovės. Sako Kazimieras, kad aš meluoju. Tas yra netiesa. Aš taip grūviai nesakau. Tai va, vėjo yra daug. Va, galit pažiūrėti, vėjo yra apie 8 metrus, 7 gal, gūsiuose iki 10. Kaitavimo diena būtų šiaip. Taip, čia. Va čia va pasikeltum. Čia va keliamoji gale labai gerai iškeltų į viršų ir gerą mostą ir tiesiai ten miške atsidurtume. Tai va. Tai ačiū už dėmesį, susitiksim Palangoj. Ten irgi, nu, gražu, kaip, nu, esu buvęs ten, bet viskas labai sutrumpėja. Kai piešęs eini, tai tie sumai ilgėjo, kai dviratį mini, viskas labai, nu, plemačiai. Man kaip tokiam pažengusiam sportininkui tai net neatstumai. Nuvažiavom iki ten irgi nieko, bet jau jisai pamatė, kad tipo akinius pametė. Nu, žodžiu, akinius pametė, ten kažką gal kažkur, žinai, paskui užsikirto grandinę. Ta grandinę, kol atkabinom, ten jau susipalino Kazimieras. Blemba, man nepatogu, sulaužau naują dviratį. Toks geras dviratis, paskui važiuoju. Tai kiek tas dviratis kaina? Pasirodo, nei jis toks geras, nei ką, 400 eurų. Gėda žmogui pasakyti. Važiavau kaip su Rolls Royce, staiga pasirodo, kad Volkswagenas. Nu, žodžiu. Tai va, važiuojam. Tada važiuojam mes, reiškia, iki tos vėl stebėjimo paukščių vietos, ten ežeriukas toks prie jūros gražus. Nu ką, sustojom, aš į tualetą, pastačiau kamerą, nu ir jungiau ten tą filmavimą, timelapse, reiškia, jau pats jau nuėjau į tualetą. O ir tualete ką, man tokia mintis toptelėjo, kad yra popieriaus. O man snarlys bėga visą dieną. Rytą visą. Nuo vakar sušalimo, nežinau, jūroje turbūt sušalau.
Ir žodžiu, jau pamiršau viską. Išeinu ten kažką, bla bla bla. Nesąmonės kalbu. Žodžiu. Nu ir toliau važiuojamės. Jau man sukilo visas šūdas, žodžiu. Pradėjau piktintis ant viso pasaulio. Nu, nes man pikta. Nežinau kas, gal čia nuo gryno oro, gal nuo mėnulio fazės, gal šiaip nuo gero gyvenimo. Žmogus, kai labai gerai gyvena, pradeda piktintis. Nu, taip. Ir paskui ir jau įvarom mes į Palangą. Įvarom į Palangikę, Los Palangės. Ir aš pradedu spausti. Kazimieras neatsilieka, irgi spaudžia. Žodžiu. Nu ir tada aš dar labiau spaudžiu. Ir staiga man tokia mintis. Blemba, kamera tai ten pasiliko stovi. O čia, nu taip, nei daug, nei mažai, kažkas 13 kilometrų. Toks atstumas. 15, nebus 15, gal 13. Ir man taip, Kazimierai, sakau, aš turiu grįžti. O kelias pilas gaila, tos kameros belenkaip, kurmi. Ten suinvestavau krūvą šaibų. Dabar nuneš man tą kamerą. Nu galvoju, bet aš tai pastačiau, jeigu ten neis nieks, tai gal nepaims, bet jau šūdai per. Galvoju, nu va, piktinausi, tai va, likimas kaip pamokė iš karto karmą, kai šovė į šikną. Nu ir lėkiu visas jau susiparinęs, galvoju, kad tik spėčiau greičiau negu vagys. Nu ir eina žmonių klausiu, sakau, žmonės, ar nebuvo ten, nematė, ne. Tie žmonės iki tų 13 kilometrų, kada eitų, čia yra reikalų. Nu, spaudžiu, kiti žmonės, nebuvo, ne. Sutinku tokią vieną mergaitę su šuniu, kaip Gabrielės, tas vižlas. Nu ir ką? Sakau, ar nematėt? Ne, sako, tik tai mačiau baltą mašiną ir 2 berniukus. Tai sako, jeigu jie ten nuvažiavo, tai pavogs. Nu, taip ir nesakė, sakė kitaip, žodžiu. Mintis tokia, nu, žodžiu, važiuoju ten, eina vėl kita, ten žmonės seni, tokie žmonės su dviračiais. O, galvoju, tie tai tikrai bus jau ten nuvažiavę. Ne, sako, mes taip toli nevažiuojam. Vėl minu, bet jau ant savo galimybių ribos. Jau kiek eina, tiek minu. Ir galiausiai žiūriu, bėga mergaitė. Sakau, labą dieną, sakau. Ar nebuvo ten, sako. Ne, bet sako, aš esu pareigūnė, nieks ten nevaikšto, nieks ten neims ir jūs ten rasit. Opa. Mes į priekį, aš mačiau, ėjo moterys su šuniu. Nu, man kažkodėl atrodė, kad būtent ta moterys su to šuniu baisus tas šuo. Toksai tipo kažkoks atseit kovinis. Man taip atrodė kovinis šuo. Nu ir dar sakau Kazimierui, kai pravažiavom tą šunį į priekį, jau grįžtant, sakau, o Kazimierai, žiūrėk, tokių šunų baisių prisiema, Vokietijoje neleidžia kažką. Nu, žodžiu, šūdą pilu. Nu ir karočią, atsiprašau, trumpiau tariant, aš nuvažiuoju iki tenai dar prie pat žiūriu tą moteris, nedaėjus. Labą dieną, žiūriu, kad tas šuo labradoras, ne joks ten nekovinis, tas, nu, žodžiu, labradorė. Šuo labradorė, baltas, 5,5 metų, ten jinai patenkinta vis. Nu ir va, ir savo aš davažiuoju iki ten, aišku, stovi, GoProškė stovi, savo ramiai taim lapsina. Nu ir ką, pasiėmiau kamerą, tą laikrodį bandžiau kažką prisirišti, nu pailsėjau atsinčiau. Tai va, ir viskas. Dabar minu atgal, minsiu atgal, parminsiu. Va. Ir tada jau eisim į baseiną. Baseiną nefilmuosiu jau. Tikriausiai, nes nepasiėmiau. To akva neturi tvirtinimo. Net nefilmuosiu. Tai va tokia istorija, nu ką. O man gero kelio minkšto balnelio, kai sakant, dviračio va toks va nutikimas. Juokinga,
Bet iš kitos pusės ir liūdna, nes jau ant tiek pasenau, kad jau pradedu užmiršinėti daiktus. Nu tai ir tiek.